Gerą dieną, vyrai ir moteris. Po ilgo laiko nusprendžiau padaryti reportažą, papasakoti apie įvykius, kas buvo, kas yra ir kas dar nusimato. Pirmiausiai norėčiau mūsų visos šeimos vardu padėkoti visiems, kas mus palaikėt ir palaikysit, tiek morališkai, tiek teisiškai, tiek finansiškai. Begalinis jums dėkingumas didelis. Ir dabar papasakosiu apie aplinkybės, kurios buvo. Tai kaip visi žinote, Kauno apylinkės teismas priėmė tokį sprendimą, kad dėl ketinimo kirsti sieną buvom išteisinti, bet dėl vaikų pagrobimo mūsų neišteisino, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleido. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia pagal faktą, kad jeigu mes būtume neapskundę šito sprendimo, tai būtume sutikę, kad mes jas pagrobėm, už tai baudos negautume, bet paskui jokių pretenzijų dėl to reikšti negalėtume. Tai dabar vyko Kauno apygardos teisme mūsų apeliacinio skundo nagrinėjimas. Skundą taip pat padavė ir prokurorė. Teismo posėdis buvo uždaras, nes, kaip sako, nesusirinko žiūrovų. Tai atsižvelgiant į tai visus kviečiu gruodžio 11 dieną, 12 valandą, rinktis prie Kauno apygardos teismo ir sudalyvauti. Galbūt pavyks išsireikalauti, kad teismo procesas būtų viešas. Vakar nusiuntėm reikalavimą į teismą, kad teismo procesas būtų paskelbtas viešas, nes yra didelis viešas interesas ir atsižvelgiant į tai padaryti tokį kaip ir visuomenės norą žinoti apie tai, kad procesas būtų viešas, numatėme tokią galimybę išreikšti savo palaikymą šitam sprendime, kad teisėjai priimtų sprendimą posėdį daryti viešą. Tai prašome visų, kam yra tai aktualu, pagal galimybės minimalią sumą pinigų pervesti Kauno apygardos teismo sąskaitą, mokėjimo paskirtį nurodant palaikome Vilčinskų nuomonę teismo posėdį daryti viešu ir bylos numeris. Ir nusiųsti jiem ten tą minimalią sumą. Kitas variantas, lygiai taip pat galima rašyti savo valios išreiškimą kaip ir laišku. Galima nunešti į teismą, tiesiog į dokumentų priėmimo skyrių paduoti tokį dokumentą. Arba tiesiog paskui susirinkę visi prie teismo, jeigu aišku susirinks ten kas nors. Viskas tai nuo jūsų visų priklauso. Ir įsireikalauti, kad tas teismo posėdis būtų viešas. O kodėl aš norėčiau, kad jis būtų viešas? Tai todėl, kad teismas nusprendė nagrinėti bylą iš esmės, sujungiant tiek baudžiamojo, tiek civilinio proceso bylas, dėl ko viskas prasidėjo, nes esminis dalykas, dabar prokurorė mus nori apkaltinti, kad mes kirtome sieną, nepavyko apkaltinti, kad bandėme kirsti sieną, tai dabar nori apkaltinti, kad kirtome sieną. Tai teisėjų kolegija paskelbė, kad remsis abiejų bylų duomenimis ir procesas vyks iš esmės rungimosi principų. Tai reiškia, kad prokurorė vėl įsikvietė liudininkus, kurie bandys duoti parodymus, kurių parodymais remiantis, jinai bandys įrodyti, kad mes buvome kirtę sieną. Aišku, absurdas, nesąmonė, bet jos valia, jos darbas kažkaip tai pateisinti tos lūkesčius, kuriuos jie padarė. Mes neturim jokios informacijos gavę, neturim nieko susipažinę, mums nėra pateikta jokia informacija apie jokį teismo procesą, visiškai jokia. Ne,
Pasitraukit nuo durų, vykdykit reikalavimus, jums turi išsakyti teisėtų reikalavimų, pasitraukti nuo durų. Aš nematau nei vieno teisėto reikalavimo. Jūsų reikalavimai yra neteisėti. Tie veiksmai, kurie jie atliko, yra nusikalstami ir asmenys, kurie tai padarė, turi būti nubausti ir atsakomybę nešti asmeniškai, konkrečiai asmeniškai. Tai mes to ir siekiam ir tą pasieksim, nes kito varianto nėra. Tai dabar įdomumas tame, kad kadangi bus nagrinėjama rungimosi principų, mes taip pat pareiškėme norą iškviesti liudininkus. Tai yra tuo metu vaikų teisių, Kauno miesto vaikų teisės skyriaus vyr specialistą Davidą Eiduką. Pradedame teismo posėdį 2023 m. gegužės 15 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. Uždarami teismo posėdėje žodinio proceso tvarka nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovaujamos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymą dėl teismo leidimo paimti nepilnamečius vaikus. Ačiū. Šią civilinę bylą nagrinėja teisėja Asta Lukauskaitė, teismo posėdžių sekretoriauja, posėdžio garso įrašo darymą prižiūri teismo posėdžių sekretorė Jurgita Radauskaitė. Kandidatė pareikštų šalį. Pareiškėjos atstovas Respublikos teismo sudėtim pasitikimų šalinimų nereiškia. Interesuotos asmenų atstovai taip pat teismų pasitikimų šalinimų nereiškia. Neturint daugiau prašymų, tuomet pradedame bylos nagrinėjimą. Iš esmės, pareiškėjas pateikė prašymą, kuriuo prašo išduoti teismo leidimą paimti nepilnamečius vaikus Paulių Vilčinską, Beną Vilčinską ir Luną Vilčinskaitę iš jų tėvų šeimos Ingos Vilčinskienės bei Mindaugo Vilčinsko. Ar palaikote savo prašymą? Pareiškėjos atstovas tai prašymą palaiko. Ar sutinkate su prašymu suinteresuotos asmenų atstovai? Interesuotos asmenų atstovai nesutinka su prašymu. Gerai, tai tuomet paprašysiu pirmiausia pareiškėjo atstovą, prašau jūsų poziciją, kodėl tokį prašymą teikiate teismui. Taip, pareiškėjos atstovas Davidas Eidukas, tai kaip ir nurodėm pateiktame prašyme, yra visiškai neįmanomas bet koks kontaktas su suinteresuotais asmenimis Inga Vilčinskienė ir Mindaugu Vilčinsko. Šeima žinoma mūsų skyriui, galim sakyti, metus laiko. 22 metų Liepos 19 dienos, kai buvo gautas pranešimas apie kultinį konfliktą. Tačiau po situacijos vertinimo vaiko teisių pažeidimų nebuvo nustatytas tuo atveju. Tačiau vėliau jau buvo gautas pranešimas iš Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus, kad skyrių kreipėsi Mindaugas Vilčinskas, kuris nurodė, kad jis su žmona yra bedarbiai, šeimoje auga 4 nepilnamečiai vaikai, vienas iš jų dabar jau pilnametis. Po nustatyto vaikų apsaugos poreikio skyrius sudarė mobilią komandą, kuri turėjo dirbti su Vilčinskų šeima, bet situacija lygiai ta pati, nebendrauja, nebendradarbiauja, susisiekus su Vilčinsku jis nurodė, kad nieko nepasakos ir jo namai ne muziejus, kad kažkas galėtų ten apsilankyti ir, žodžiu, ta mobilios komandos darbas su šeima nevyko. Tai siekiant apsaugoti vaikų interesus, kadangi nežinom nei kokiom sąlygom tie vaikai gyvena, nei absoliučiai jokios informacijos apie šeimą neturim, nes, kaip ir minėjau, Vilčinskas teigia, kad tai yra uždara bendruomenė su savais įstatymais ir savom taisyklėm. Taip pat pažymėtina, kad Mindaugas Vilčinskas visiškai yra apribojęs ne tik vaikų bendravimą su specialistais, bet ir savo žmonos, su kuria susisiekusi iškart arba deda ragelį, arba jį perduoda Vilčinskui ir visus klausimus patikė derinti jam. Tai iš tikrųjų ta situacija kaip yra aiški, bet kartu ir sudėtinga ir manom, kad vienintelis būdas tinkamai užtikrinti vaikų interesus yra jų paėmimas iš šeimos. Taip pat tiek pažymėtina, kad tiek Inga Vilčinskienė, tiek Mindaugas Vilčinskas yra bausti ir administracinė tvarka,
tiek už nebendradarbiavimą su skyriaus specialistais, tiek už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, taip pat yra nuobaudos skirtos už galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų neturėjimą, tačiau šios priemonės nėra veiksmingos, kiek tikrinau registre, nuobaudos nėra apmokėtos ir visiškai jokio poveikio suinteresuotiem asmenim nedaro. Tai skyriaus turbūt būtų tokia pozicija, kad geriausiai vaikų interesus atitiktų jų paėmimas iš šeimos. Gal galite patikslinti, kokios grėsmės buvo nustatytos vaikams? Taip, grėsmės. Tai sistemingai nelanko švietimo įstaigos, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties. Taip pat... Tai čia tas iš tų vaikų, kuris lanko mokyklą, taip? Tai vienas lanko. Ir vienas jo ten paskutinė prieš mokyklinė, iki mokyklinė, tai yra klasė, kuri yra privaloma. Tas Paulius Vilčinskas nelanko mokyklos, taip, o vienas negauna to iki mokyklinio ugdymo, kuris yra privaloma. Taip pat iki privalomai nelanko ugdymo įstaigos, taip? Kiek laiko? Nuo rugsėjo mėnesio. Nuo rugsėjo 22 Paulius, o Benas jo apskritai nebuvė, nors yra užregistruotas. Taip, tada kitas rizikos veiksnys buvo, kad vaiko atstovai pagal įstatymą nuolat vengia kontakto su ugdymo įstaigos specialistais. Kas toliau? Taip pat vaiko atstovai pagal įstatymą atsisako naudoti tėvų valdžią vaiko atžvilgiu. Taip pat vaiko tėvai atsisako priimti specialistų siūlomą pagalbą, reikalinga geriausiams vaiko interesams užtikrinti. Tai būtent tokie rizikos veiksniai. Ir minėjote, kad buvo už piktnaudžiavimą tėvų valdžia skirta administracinė nuobauda, gal galite patikslinti, kokia tai buvo nuobauda? Taip, tai yra 2023 m. kovo 9 dienos nutarimas, tai yra administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnio antra dalis. Tada šių metų sausio 10 dienos nutarimas 73 straipsnio pirma dalis. Ir Mindaugui Vilčinskui atitinkamai taip pat, kas liečia 73 straipsnį. Tada yra nutarimai dėl kliudimo mokytis šių metų kovo 10 dienos abiejų, tiek Ingos Vilčinskienės, tiek Mindaugo Vilčinsko. Čia pagal 80 straipsnį. Taip, 80 straipsnio pirma dalis. Tai dabar, sakykite, su pačiais vaikais jums susitikti, pasikalbėti skyriaus specialistams, teikti socialinės paslaugas, nieko. Vienintelį kartą, tai po pirmo to gauto pranešimo, kai tik šeima buvo pasidarė žinoma, tai Mindaugas Vilčinskas su vyriausiu sūnumi buvo atvykęs į skyrių, nors buvo kviesta visa šeima, taip pat buvo išskambinta ir vykta į šeimą, žodžiu, su kitais šeimos nariais nesudarė galimybės pabendrauti, bet pats su vyriausiu sūnumu atvyko į skyrių. Daugiau tada nuo to laiko jokio kontakto arba kelių žodžių telefono skambučių ir
Kodėl meluoja taip dabar nuo pat pradžių? Jūs irgi mūsų nepažįstat? Aš turiu žinau, aš esu lankusis pas jūs namuose ir Sirijoje esate lankusis. Po mūsų bylos jį pakėlė pareigose, dabar jisai šiuo metu tapo Kauno apskrities vaikų teisių skyriaus viršininku. Taip ir dabar paminėsiu, kad atsakomybę neš asmeniškai kiekvienas. Tai dar kartą prašau visų, kas galite, atvykite gruodžio 11 dieną, 12 valandą prie Kauno apygardos teismo. Tenai susitiksime, iki posėdžio bus likus valandą, tai galėsit užduoti kažkokius klausimus, kam yra kažkokių klausimų dėl asociacijos, tarptautinės teisės ir sutarčių kontrolės arba tarptautinės teisės ir sutarčių kontrolės atstovybės. Tai pasakysiu tiek, kad kantone Ženevoje irgi yra pradedami procesai, atidarinėjimas filialas, tarptautinės teisės subjekto statusui suderinti, visokie kitokie dalykai, viskas veikia, viskas yra smagu. Tik tai yra kitokių dar kliučių, kaip sakyt, negalėjau išvykti dabar į Ženevą, sudaryti sutarčių, nes migracijos skyrius kažkaip tai man nelabai sutinka išduoti paso. Tai dabar irgi tas procesas yra eigoje, bet yra kaip yra, o kaip bus, negalim pasakyti, nesame ekstrasensai, todėl žiūrėsime ir matysime, kokius sprendimus priims Kauno apygardos teismas, turėdamas tam tikrą informaciją, akivaizdžią. Tikimės, kad teisingumas veikia ir viskas bus gerai. O asmenys padarė nusikaltimus realiai, neš atsakomybę ir neš asmeniškai, o ne biudžeto lėšom ir panašiai. Nes mano nuomonė, tol, kol asmeniškai tokie asmenys nebus nubausti, tol šitas aparatas taip ir veiks. O tokie dalykai, kaip mūsų atžvilgių nusikaltėliai duoda melagingus parodymus, klastoja dokumentus ir kaip paskatinimas jie dar gauna pakelimą pareigose iš vyr specialistų į skyriaus vedėją, tai čia yra skatinimas daryti tokius nusikaltimus. Mano galva tai yra visiškai nelogiška. Tai va, tokie reikalai. Sėkmės visiems, gražių dienų ir viso iki sekančio karto.